Spalvingoje ir be galo žaismingoje Jūratės Jatkonytės Petraitienės knygoje Laimingos mamos dienoraštis istorijos iš visų tėvelių gyvenimo, bei daugybė visiems jiems kylančių klausimų, į kuriuos su humoru atsako 7 žinomiausi Lietuvos psichologai ir psichoterapeutai. Aš kažkaip labai pati džiaugiausi motinystė ir iki šiol jie džiaugiuosi, dėl to ir pavadinimas Laimingos mamos dienoraštis ir kažkaip manau, kad jinai yra kupina laimės, kupina meilės, kupina linksmų dalykų ir tokių truputėlį kaip ir pasitikrinti, ar tikrai viską darau taip, ar tikrai viskas vyksta teisingai. Na, tas teisingai turi tokias gana plačias ribas. Bet visą laiką labai sveika pasiskaityti ir suprasti, aš elgiausi taip, vadinasi, viskas su manim yra gerai ir aš tada tvirtai toliau auklėju, gyvenu su savo vaiku, jį myliu, prižiūriu ir džiaugiuosi. Mes kalbame nuo pat pradžių, kai vaikas užsimezga, tai yra nuo pat, sakykime, dar apie negimusi kalbame, apie nėštumo metu, kaip lauktis pirmagimio, antragimio ir trečiojo vaikelio ir iki mokyklos, kol išleidžiame mokyklą. Kaip aš sakau, tai pats gražiausias žmogaus amžius, tai yra iki mokyklinukas. Tai yra pats įdomiausias vaikas, pats smagiausias. Autorė knygoje nesileidžia diskusijas apie fiziologiją, bet nagrinėja ir sprendžia psichologinius vaikų raidos motyvus. Pavyzdžiui, pasakoja, kaip svarbu tai, jog grįžtant iš ligoninės, antrai šeimos vaikai namus neštų tėtis. Todėl, kad mamos rankos turi būti laisvos pasitikti pirmagimį ir jį stipriai apkabinti. Nes pirmasis vaikas, jisai dabar, kai bus namie naujagimis, jisai labai dažnai jausis atstumtas, nuskriaustas, jam bus žymiai mažiau dėmesio. Tai čia šitoje knygoje mes daug ir kalbame apie tai, kaip jaučiasi pirmagimis, kad neatstumkime jo, dar labiau mylėkime, dar labiau glauskime, o ne skirkime dėmesio daugiau naujagimiui, kuris ir taip labai imlus dėmesiui. Koks pagrindinis laimingos mamos Jūratės patarimas visiems tėveliams? Norėčiau pacituoti vieno psichologijos profesoriaus žodžius. Jisai prisipažino, nes klysta net profesoriai. Jisai prisipažino, kad savo sūnui yra pasakęs, jo sūnui yra 5 metukai. Sako, sūnau, kai aš tave pradėsiu barti, tu man visą laiką pasakyk, tėti, bet tai aš, tavo mylimiausias sūnus. Ir ką jūs manot, kaip viskas vyksta? Jis sako, iš tikrųjų, kai aš pradedu bartis, tiesiog spontaniškai, kažkas ne taip, kažkas grįžęs iš darbo, sūnus pasako, tėti, aš tavo mylimas sūnus. Ir kas tada vyksta? Tada visos emocijos dingsta, tas piktosios emocijos dingsta. Lieka argumentai, vaikeli, reikėjo tau taip padaryti kitaip. Tai tiesiog tokie labai paprasti dalykai ir šitoje knygoje jų yra labai daug.